Vrublevskių biblioteka tai yra vienas malonumas ateiti. Kiekvieną kartą, kai ten ateinu, tai aš jaučiu pakėlėjimą. Ir dėl to, kokie ten fondai yra, ir dėl to, koks yra malonus aptarnavimas. Su Čechavičium susijusių daiktų ten yra nemažai, keletas įdomių dalykų. Visų pirma, gal paminėčiau, tai nėra visiškai naujas dalykas, bet Alfredo Riomerio paišyta piešinukas, karikatūra, tokia linksmasis paveikslas, fotografų dvikova, nupieštas fotografas Štrausas ir Čechavičius. Čechavičius dar atgal tempė kažkokią paslaptingą moteris. Moteris tikriausiai jo moteris, kaip aš ją dabar vadinu, ir jo vaikų galbūt moteris. Ir jo turtų paveiklas. Kiti dokumentai yra susijęs su Bernardinų, Kurijos, Vilniaus Kurijos dokumentai, su Bernardinų parapija, kurioje yra parapijonių sąrašai. Tai yra kelis metus, nuo 82 metų, atrodo, buvo sudaromi tie sąrašai. Ir ten yra parašyta, kad tokiam name, Botanikos gatvėje, gyvena Čechavičius su žmona, su vaikais. Ir kiekvienais metais vis tų vaikų daugėja. Yra mirties liudijimas. Mirties, teisingiau, ne mirties liudijimas, o leidimas laidoti. Laidojimo bilietas. Apie jo mirtį mes žinom iš kitų šaltinių dokumentų. Yra Valstybės istorijos archyve, yra Bernardinų bažnyčios mirties metrikos, kur ten yra įrašyta. O čia yra parašyta leidimas, tokio kaip policijos pristavo, leidimas laidoti sausio 1 dieną mirusį Čechavičių. Kitas dalykas, kuris bibliotekoje padėjo, bibliotekos darbuotojas, man atrodo, Pajėdaitė yra tokia. Jinai pagal visai kitoj vietoje esančios nuotraukos įrašą, kad žmogus palaidotas prie tokių tai kapų, prie dviejų moterų kapų, padėjo nustatyti tikrąją fotografo kapo vietą. Iki šiol, iki visai neseniai, kelių metų senumo atradimas, buvo žinoma tik, kad fotografas Čechavičius palaidotas Bernardinų kapinėse. Viskas. Dėl tokių įvairiai susikloščiusių aplinkybių atrodo, kad net nebuvo net antkapio pastatyta ant jo kapų. Bet išliko nuotrauka, kurios nugarėlė užrašyta. Mirė tokia diena, palaidotas prie miniotų ir dar kažkokių kapų. Tada paėmus kapų pačioj tą registrą tokį, sąrašą kapų, inventorinį sąrašą buvo galima nustatyti, kokie žmonės kada buvo laidoti, kurioje vietoje tada galėjo būti palaidotas Čechavičius. Kelių metrų tikslumu galima. Visų pirma, dar būtinai reikia paminėti vieną dalyką. Tai yra tie gražūs nuotraukų albumai, įspūdingi, 50 kadrų nuotraukų albumai Čechavičius nuotraukos, kurių nemažai čia eksponuojama, nemažai panaudojama. Dar viena nuotrauka, kurią prieš pereidamas prie kito jūsų klausimų, yra dar viena nuotrauka, pirmą kartą čia rodoma kaip tokia. Tai yra Čechavičius fotoateljė, spėjama Čechavičius fotoateljė, jos išorinis vaizdas. Ir prie dalies stovi pats fotografas, mūsų fotografas. Su tokio, mano labai gerbiamo, įvairių sričių specialisto, bet šiuo atveju Vilniaus praeities žinovo Gedimino Jucio pagalba, pagal tą nuotrauką buvo galima nustatyti, kur pastatas yra. Paaiškėjo, kad tai tas namas, kuriame kurį laiką Čechavičius ir gyveno. Tada jau tai beveik laiku įrodyta, kad tai yra jo ateljė pastatas. Ir jisai rodoma šią pirmą kartą. Nuotrauka yra Mokslo akademijos ratų spaudinių skyriuje. Dar būtų galima toliau dirbti Mokslo akademijos bibliotekoje. Vienas dalykas, kurį aš paminėčiau, gal vadovybė išgirs, būtų, jeigu palengvintas kopijavimo sąlygos. Tai būtų, žinoma, tyrinėtojams būtų truputį patogiau. Bet kol kas viskas vyksta gerai ir šiaip parodė nepaprastai daug eksponatų paskolinti ir nepaprastai dėkingas už tai, kad parodai leidinukui ir tikiuosi paskui didesniam leidiniui tas fotografijas bus galima panaudoti. Šiuo metu tai aš esu pabaigęs tokią gražią knygą apie Korzoną, kurioje nemažai panaudota medžiagos iš Mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos.
Bet, žinom, atėjo laikas, greičiausiai atėjo laikas parašyti visą XIX amžiaus fotografijos, Lietuvos fotografijos istoriją. Sukasi tokios mintis galvoj, tada neišvengiamai reikės naudoti jūsų saugyklų fondais. Periodikos, ypač periodikos, reiškia nemažai reikšmingų, kur Vilenskį Viesnik. Ir čia vėl dar vienas paprašymas, kreipimasis tiesiog į visą Lietuvos skaitmenintojų visuomenę. Atėjo laikas suskaitmeninti Kurį ir Vilenskį, visą Litovskį Viesnik. Nuo pirmos leidimo dienos iki paskutinės. Tai dažniausiai tai XIX amžiaus tyrinėtojams šitas laikraštis, šitas leidinys yra vienas iš pagrindinių šaltinių. Turime baltarusišką spaudą suskaitmeninę, nemažai lietuviškos, tai yra super labai gerai, bet Lietuvoje leista rusiška, žydiška, lenkiška periodika irgi taip pat turi būti įtraukta į tą mūsų skaitmeninimo planą.